Tu mane myli? Kas čia per klausimas? Tai atsakyk. Nu, myliu. Nu, myliu. Kas čia per atsakymas? Myliu, taip, aš tave labai myliu. Tai kodėl niekad nesakai? Tai kad sakau. Po sekso tik sakai. O prie žmonių niekad nesakai nei komplimentų kokių, nei šiaip gražių žodžių. Nu, čia mūsų asmeninis reikalas. Nebūtina prie žmonių seilėtis. O Vaivos čiūvui tai negėda prie žmonių ją katinėliu pavadinti ar pabučiuot. Vaivos čiūvas, kiek žinau, ir eilėraščius jie rašo. Turbūt dar ant popieriaus lapo paverkė biškį, pakvėpina ir su žvake kampą nudegina. Skystas tas jos čiūvas. Pamatysi, ilgai netrauksta jų draugystė, nes Vaivai reikia vyro, o ne poetos s***sto. Iš kur jau čia taip gerai žinai? Nes Vaiva moteris, o visoms moterims reikia vyrų. Grįžtam prie komplimentų. Nu, nepatinka man tie saldumynai viešoje vietoje. Bet kažkada patikdavo, kiek pamenu. Nu, tai visiems pradžioje reikia to, kai ten tie drugeliai pilve skraido. Vaiva kiek laiko su tuo skystimėliu draugauja? Gal 3 mėnesius. Nu, o mes jau 3 metus. O kodėl turi kažkas keistis? Nu, nes viskas keičiasi. Tai aš ir klausiu, ar myli mane vis dar, ar ir tas jau pasikeitė? Taigi, tu irgi man nesakai to. Jo, lygiai taip pat kaip aš, po sekso tik. Nu, nes tu man nesakai. Tada aš tau nesakau, nes tu man nesakai. Nu gerai, pradėsiu dažniau sakyti. Tai gal ir mylėtis įvairiose vietose vėl reikėtų pradėti. Pievui, lifte, persirengimo kabinai. Katedros aikštėj, kai kažio čempionatą rodo. Tada geras buvo. Einam pasimylėti. Ai, bet į miegamąjį. Tai jo, aš irgi tingiu varyti kur nors.